Labas rytas. Šiandien išeiginės ir pas mane vyras užsisakė mano košės. Nusipirkau mano, paprašė išvirk, sakė man kaip vaikystėje su cinamonu. Aš jam kaip tik porciją padariau, aš tai nevalgau. Nemėgstu aš mano košių. Ir man maistas skaitau, jeigu jis nenaudingas, tai man ne maistas. Jau antiek pas mane įsidirbo. Tai aš savo verdu avižinukus. Avižinę košę šiandien sivirsiu. O vyras mano su cinamonu, aš jau nebemoku virti. Tai skaičiau receptą, žiūrėjau, kiek kodėt, nes realiai, kiek tu košės nevalgiai mano? Iki 10 metų tai tikrai. Mažiausiai 10 metų. Tai kad verdu mano košę. Čia nežinau net kiek čia dėtos mano košės. Internete pasižiūrėti. Tau su gumuliukais ar be gumuliukų? Be gumuliukų. Sviestą šnapaką įdėsim. Tau riebą daryt košę? Normalią, vaikišką. Vaikišką. Vaikam daug sviesto nedėra. Suvaikėjo mano vyras. Bet to čia aš ir po mažiai išvėriau, bet nebemoku numėryti jau. Iš tiek metų nevyrus košę. Nu nieko, pavyko košė, pavyko. Neprisvylo svarbiausia. Nu ir svarbiausias akcentas cinamonas. Būtent užsakyta buvo mano košė su cinamonu. Jeigu maža bus, tai dar dadėsiu. Dasijosi pats. Čia kurgi jau. Čia bus cinamonas su mano košė. Nu ir košė. Vaikystė primena. Kaip pasinėriau į vaikystę būčiau. Kaip skanu. Skanaus. Ačiū. Aš irgi savo košę valgau. Tavo košė neskani. Tai tavo neskani, užtat mano pati skaniau su moliūgų sėklom. Šiandien vėl pas mus apsiniaukė. Vakar tokia graži diena buvo. Ten tvarkėm, kai pradėję tą visą kampą. Pamatą tvarkėm, gražiausia diena. O šiandien vėl apniuko ir vėl užsitraukė, nu kai visada Lietuvoj, aš jau nebesidyviju. O šiandien skinsiu šparaginės, derliais nelabai kokie šiais metais. Dar netgi ir mano svogūnai nenurauti, nes žaliuoja dar kargi ten, net nenudžiūvė, dar neišdžiūvė. O aš šparaginės skinsiu, nes vienintelis normalus derlius tai šparaginių. Pasižiūrėjau, žiūriu jau perauginėję. Smakis atėjo. Atėjo smakiukas. Nu jau mes draugaujam su juo labiau. Labiau draugaujam. Nu, eik smakiuk, susipažink, eik mažylį. Ne, jisai laisvas, užaugęs laisvėje. Nu, gatvės katinas, jis dar nelabai rankinis. Nu, aš kaip sakau, skinsiu šparaginės, nes vienintelis derlius pas mane tai šparaginės bus. Nors ir svogūnai neblogai užaugo va tam žolinėlį. Pasižiūrėsiu, agurkų dar yra tokių. Kai savaitę visą pripuolį vieną dieną prie jų, tai nespėjai. Šparaginės tai užšaldau aš. Truputį apvyrinu taip vandeniu tokių minutę. Kaip sakau, visada nublanširuoju. Tokias jau yra ir peraugusių, bet nieko baisaus, nors top žiema bus derlius. Pirmą nutariau agurkus įsiskinsiu. Turėtų jau būti. O tokių va visokiausių. Bet irgi agurkas, negi išmesi. Kai šiais metais su derlium nėra geras dalykas su derlium.
Tai bet koks agurkas yra agurkas, o tai kai būna daug agurkų, tai pradedi įsidirbinėti. Tas blogas, tas geras. Dabar, kai tai nelabai palepino gamta su agurkėliais, šalta, jiems drėgmės tai sočiai, bet šalčio, šilumos nebuvo. Kasgi užaukso tokių yra. Tai bet kuris dabar agurkėlis bus geras žiemą ir skanus. Jau ne tik mažiukas ten toks, bet... O, neblogai mes šiandien prisirinksiu. Man šiltnamį serga ir serga agurkai, nežinau. Gal todėl, kad jas kartu su pomidorais. O vat lauke kažkaip dar užauga. Gal iš vis net praktikuoti pradėsiu, iš vis tik lauke auginsiu agurkus. Nes šiltnamį pasodinti ant greito tik tais. O, čia jau kažkas išvalgyta. Nieko, paskui išmesiu. Tokio šiltnamį pasodinsiu, kad kai šilta patys pirmieji būtų. Pagrindinius derlius reikės lauke auginti. Nu, šparaginių bus šiais metais. Vienintelė paguoda iš šių metų derlių. Ai, kartais būna skaudu. Augini. Dar dirbi, vargsti, laistai prižiūri. Nu, šiais metais laistyti tiesa nereikėjo. Ir derliaus neturi. Kartais pagalvoju, ar verta ten tos mėnesius taip duoti, viską laistyti. Naini nusiperki. Nu, bet vis pagalvoju, vis savas užaugintas. Sava. Tada šviežią nusiskini. Nu, ne visi metai. Nu, šie metai tokie buvo. Tikriausiai visi jau. Visiems tas pats, ne man vienai. Kažkaip suktis reikės. Kas užaugs vis tiek. Jeigu vienas neužauga, tai ką nors vis tiek gamta duoda kitą, nenuskriaus jau mūsų jie. Gamta motulė nenuskriaus. Jeigu vieno neužaugins, tai kažką kitą duos. Va dabar šparaginių. Šparaginių tikrai geras derlius. Nereikia norėti visko. Jos man tos šparaginės mesgasi jos iki šalnų, kol visai jau spalio mėnesį, kai šalnos duoda, jau nudžiūna, tada jau tik sustoja. O man tik daržovė, aš ties ir valgau, svarbu. Nepabosta. Tais metais man cukinijos tik labai retai jau skinu po vieną, po kitą, tik nusiskinu. Nėra, va, tokiu metu jau būdavau užversta, jau nežinodavau, kur dėti. O čia dar normaliai, net nepavalgiau normaliai šviežių cukinijų. Šios dienos laimikis. Derlius visai neblogas šparaginio pupelio. Tik tais aš sėjau, va šparaginės yra va šitos tikrosios. O čia kažkokios netikros. Nu, aš jas dar auginau. Jeigu jos dar va tokios mažytės, tai jos pats skanumėlis. Bet kai nėra geresnių, žiemą bus geros ir tokios. Einu šiltnamio agurkėlius įsiskinsiu. Mačiau keli. Prisiskintai prisiskini, bet paskui, kai reikia jos sutvarkyti, išplauti, supjaustyti, agurkams stiklainius pakeisti. Tai čia dar prisiskinti dar tik pusę darbo. Čia nuo tų metalinių dangtelių taip ir ruduoja. Tai kad prisiskintai tik pusę darbelio, o paskiau visą stango prasideda. Pats gražumynas. Išsisterilizuoja tos stiklainius, kol paskiau. Žiūriu, aš jau tų stiklainių tokių užsukamų, va tokio dydžio neturiu. Mėčiau lauk, krauščiau, valiau rūsį. Išsigyvenau. Kiekvieną kartą stiklainius, kol atsikaitini, išplauni. Taip ir užima laiko. O aš jau vis rodau tokioj negražioj aplinkoj.
Čia mano ta lauko virtuvė tokia baisuoklė. Dar vis niekaip rankos nedaina jos pasitvarkyti. Čia taip įsirengėm tokį staliuką. Tai va toks kriauklė. Tas tokia spintelė viso mano čia rakandam sudėti konservavimui. Čia tokia dujinė viryklė. Staliukas ir tuo užsibaigė visa mano rekonstrukcija, mano visos virtuvės lauko. Pirmą namą reikia pabaigti, tada jau rankos čia dais. Šparaginėm yra dar kas paveikti. Aš visada va tai va nupjaunu galus ir bandau, kai mažiutė tokia, bet kai dideliai 3 dalis. Anksčiau tai aš bandydavau, tylas pasilikdavau žiemai. Žiūriu, kad nepasiteisino, paskui reikės atšildyti, pjaustyti. O kai pasiruoši iš karto tokias, kokias tau reikia, tai iš karto jūs užšalusias makti kokią keptuvę ar į troškinį ir jos atšyla ir nereikia jų atšildyti. Biški didesnės, biški mažesnės, bet va, jeigu didesnės, tai visada stengiuosi į 3 dalis susipjaustyti. Nes, man tai patogiau, nes bandžiau ir tokį variantą. O pasiteisino labiausiai va šitas iš karto paruoštas. Na, aišku, pasimakoti, pavargti reikia. Laiko pagaišti reikia. Bet užtat žiemą patogu būna. Iš karto iš maišelio paimis, ten kiek tau reikia, įsimeti troškinį. Ir nereikia tada atšildyti, laukti, kol atšils, paskui ją susipjaustyti turi. Iš karto būna ruošinukas paruoštas žiemai. Nors, sakau, va šiais metais tai nuo šparaginių turi. Nors faktiškai šparaginių aš turiu kiekvienais metais. Jos man patinka, aš jas mėgstu. Va taip, aš šparaginės daverdu iki virimo. Tai pradeda burbuliukai eiti, galėjau biškį ir perlaikiau. Ir išėmu. Faktiškai reikėtų dėti šaltą vandenį su ledu. Bet aš ne, aš taip ant švarių rankšluosčių virtuvinių patiesiu, nudžiūna ir tada į maišelius. Kad būtų graži spalva, tikriausiai ten tik reikia dėti tą šaltą vandenį su ledum. Aš va taip va biškį. Apšūtinu, nudžiovinsiu dabar, susipakuosiu į reikiamas normas, kokio man reikia dydžio maišelio. Ir bus viskas. Ir į šaldiklį. Ir lauk žiemos. Aišku, aš tai šaldiklio ir dabar, jeigu kartais ryte lyja lietus, kas tai šaldiklio nutveriu, nebėgu į daržą. Va taip, aš šparaginės pasidžiaunu. Truputį, kad sudžiūtų, šlapių nešaldau, nes sušoks į ledo gabalą. Taip, kad nubėgtų truputį, nutekėtų vandenukas. Sudžius, tada į maišelius susidėsiu ir visas mano triūsas būna. Su šparaginėm, einu dabar agurkėlius dar užmarinuosiu, nes jau laukia įsilyja. Kitaip ir būt negalėjo, ten girdisi griaudžia jau. Kaipgi čia prakentėjo 2 dienas be lietaus. Kai išsimišti. Šį kartą agurkus pabandysiu užraukti karštų sūrimų. Kada buvo šaltų užpildavau, dabar užvirinsiu į litrą dedu 1,5 šaukšto druskos. Truputį daugiau dėsiu, ne visai jau pilna vieną ir mažiau negu 0,5 šaukšto. Labai sūrus nebūtų. Čia va sudedu prieskonius, krienus, česnakus, kaip visada. O čia turiu atsinešus visokiausių krapų, šitų visų ten nuplaut. Serbentų juodųjų lapų visada dedu stiklainiuką. A taip. Krapai. Kaip be krapų agurkai. Negali būti be krapų. Bandysim karštą užpilti.
Ir vat, anksčiau darydavo 3 litrus. Raugdavo 3 litrai, bet kai jos pradedi valgyti, nu jie prarūksta, paskui valgai, tada vien jau ir valgai šitos vieną agurkus, kad tik nesurūktų. O dabar vat, kažkaip įsigudrinau vat, ir tokius stiklainiukus daryti 2 dienom. Užsimanai agurkų raugintų, paėmė. Per 2 dienas suvalgai, arba reikia į mišrainę, atsineši mažą stiklainiuką ir ramybė. Tai kai pridarai tos 3 litrus, tai paskui ir kankinies. Kad traškesni agurkai būtų, ir tada reikia kokią bent porą valandų jos pamirkyti. Kokie keli agurkai vat bus. Oi, šitas kamoliukas. Ir viskas dabar vat plautais lapais visur užkišu tarpus. Ir viskas. Kaip gerai, kad prisirinkau visų lapų, visko atsinešiu, dabar lietui lyjant nereikia lakstyti. Nes žiūrėjau orus, jaučiau, kad neiškenties jau. 2 dienas nelyjo, tai jau čia Lietuvoje labai daug. Jau labai daug. Nu, va taip užpilsiu sūrimu, tokiu sūriu ir paliksiu atvėsti ant stalo. Kai atvės, tada taip pilnai nedasuktus. Kai pilnai atvės, tada užsuksiu gerai ir į šaltą rūsį. Vat po truputį taip ir renkuosi derlius su tokiom vasarom, su tokiais derliais, tai po truputį atsargas ir kaupiu. Mano nuotaikos pirkinys. Nežinau, vat kodėl, bet aš iš vis labai mėgstu jazminą. Man kai pavasarį žydė jazminas, kai pakvimpa tas oras, aš nežinau, man kažkokia tai pasaka, kažkoks fantastika. Ir visai neseniai aš pat Lenkijoje užėjau į kosmetikos parduotuvę ir žiūriu šitie kvepalai, galvoju, ant durniaus pauostysiu. Pauosčiau ir toks jazmino kvapas. Jūs net neįsivaizduot, kaip stovėtum šalia krūmo po lietaus. Tikrai. Ir pasikvėpinus dar taip ilgai laikos. Ir man tada tokia nuotaika buvo, toks noras nusipirkti. Ir aš va dabar, kai pasikvėpinu, jazminas man viskas. Vat nežinau kiek, bet vat šiuo momentu man jazminas. Aš sakau, čia mano nuotaikos pirkinys. Dar kartą apsuksiu ir parodysiu. Paprasti čia nėra tokie brangus, ten nei iš tų visų kolekcijų. Paprasčiausia kvepalai. Jie netrodo, man netgi Bali yra gaminti. Bet kvapas ir jis laikosi ilgai ir neišnyksta ir nu, vat tokius nusipirkau kvepalus. Aplamai aš, jeigu kalbant apie kvepalus, pasidėsiu ant dėžės ir pakalbėsiu. Jeigu kalbant apie kvepalus, aš labai nemėgstu aštrių kvapų. Ant tiek aštrių, kad pavyzdžiui praeina moteris, tas šleifas to kvapo prasivelka net kita gatvės pusė, tu jau pajauti. Man iš vis taip, aš niekada taip pat irgi nemėgstu, taip nesielgiu ir tai skaitau, kad tokiai taip kvepintis gali tik egoistai žmonės. Nežinau, va čia yra mano asmeninė tokia nuomonė, kaip tai galima. Pavyzdžiui, mane net supykina nuo to kvapo, net bloga pasidaro. Ir šitai prisipurkšti ir negalvoti apie kitus, kad tu tokių kvapų praeis ir kitas supykins. Ir kitas nemaloniai jausis, nei jausmas bus toks. Aš skaitau, kad čia yra tik egoistiško apie save galvojančių žmogaus būdas. Prisiverst kibirą tokių aštrių kvapų, tokių net, nu žinot, kolekciniai tie visi Chanel, ten visi šitie Gucci kvapai, jie yra, bet jie nėra tokie aštrus. Jos praeina žmogus, toks dvelgsmas praeina ir viskas. O yra tokie, nu vat visai neseniai praėjo moteris, vežimiukas prastumė ir su tokiais kvapais, kad aš buvau gal kokie 4 metrai nuo jos ir man net, va taip net nosį užsuko, tokie saldus, saldžiai, tokie prikliai. Nu, aš nemoku nupasakoti tokių kvepalų, aš nežinau, dar rinkoje ar jų iš vis yra, gal kelis jinai susimaišė, ten susipurškė.
Nu, toks šleifas praėjo, kad man tokia ilgai dar toks pykinimas stovėjo. Nemoku nupasakoti, kaip tas gal ten tvartė ar ferma užėjus netaip dvokia, kaip tais kvepalais. Nu, aišku, čia kiekvieno dalyką sakysit, kiekvienas savo įprenkasi, kiekvienas savo turi, skonį savo turi, pratimą. Nu, bet vis tiek tu, nu, netiek jau nepilk jų, kad jau aplinkiniam nosį neatsuktų. Nu, vat konkrečiai sakau, kad man čia yra mano subjektyvi nuomonė, kad labai jau prisikvėpinė žmogus, kur net praeit negalima, jau net kvapą užgniaužia, tai negalvojantis apie kitus žmogus. Va taip. Pasakiau savo nuomonę, na jūs galvokit kaip norit. Ką ir diena šiandien prabėgo, vat jau 6 greitai. Tai tas, tai anas, tai šparaginės tvarkiau, nu viską matyt, ką šiandien dariau. Išsikepiau va dar bananų duoną su aguonom. Ir man labai patinka, kai kepu su ruginiais miltais. Man pati bananų skaniausia duona yra su ruginiais miltais. Receptas yra mano kanale, aš visada kepu pagal jį, nes man va tas receptas, jis man labiausiai patiko ir aš jo niekada nekeičiu. Ten ruginiai miltai, kiaušinukai, bananai ir viskas, jokio riebalo irgi neįmalu. Dar išsiviriau, vat parodysiu sriubą iš burokų lapų. Tokią batvynių sriubą. Mėgstu burokų lapus. Aš aplamai viską, ką žalia, mėgstu kaip ožka. Ir va tokia mano video suėjo, va tokia ir pabaiga. Dar kol vasara, kol visi atostogaujam, dar visi įsibėgiojat. Nelabai ten ir tas, ką žiūrit, nes nėra laiko, aš pilnai visus suprantu, kad ir man nėra laiko net kartais ir tų video daryti. Tas išeiginės vienos, tai puoli prie to ir žiūrėk, jau dienos nebėra. O dar video pamontuoti reikia ir pasėdėti, o rytoj į darbą ir dar. Nu visos suprantam, visos mes toje vasaroje, vasarą ir atsargą žiemai reikia pasiruošti, ir apdoroti tą, ką užsiauginom. Ir pakeliauti reikia, ir pramogų turėti, tam ir vasara. O kokia ten vasara bebūtų, ar lietinga, ar karšta, bet vis tiek yra vasara. Tiek vasarai mes turim susikaupti savo jėgų žiemai, turėti prisiminimų gerų, turėti pramogų. Tai kad kai subėgsim žiemą vėl visos krūvon ir visi, ką nors sugalvosim papasakoti. Aš dar turiu ir idėjų tokių iš savo gyvenimo, dar daugiau dalykų nepapasakotų. Kai mūsų vyrų pažintis ir kai mes susitikom ir mano baigimas visas mokslo. Vat ir tokių. Nu ką, šiandien tikriausiai ir viskas. Dėkui, kad žiūrėjot, dėkui, kad sugaišot laiką dėl manęs. Būkit sveikos ir laimingos. O vis sveikos moteris, juk pas mane ir vyrai žiūri. Nu, tai reikia kažkaip įprasti bendratim kalbėti. Būkim sveiki ir laimingi. Iki sekančių video. Ate.